ką sveikinas iš Singapūro, pažiūrėkit, kai didumų pastatai. Na, žinokit, pakol pavyko įsiaiškinti, kur čia kas, gal 2 valandas važiavau ir tai ne iki tikslo važiavau. Noriu dabar pamatyti Marina Bay, kur vadinasi, tai žinokit, kosmosėlis. Aš realiai jaučiuosi kaip ištrūkęs iš džiunglių į civilizaciją ir kaip Mauglis koks. Nieko nesuprantu, kaip čia kas. Tai dabar bandysim ieškoti vietų, ką galima palankyti. Esu pasižymėjęs, ką noriu pamatyti, bet davažiuoti, daeiti iki ten, tai ten kosmosas iš tikrųjų. Po kiam minučių reikia važiuoti su metro arba autobusais. Tai bandysiu kažką tai atrasti. Bet sakau, dabar jaučiuosi kaip Mauglis koks. Iš džiunglių. Žinokit, aš jau pasiilgau. Baik. Jau vien tik už metro, už 3 dienas sumokėjau 30 eurų. Jo. Tai belekas kainos. Tai dabar tikslas pabūti čia 3 dienas ir važiuoti ir skristi į kitą valstybę. Bliamba, čia pažiūrėkit, kas čia. Va, bandysim ten papult. Na, man žinokit, visai neįprasta po Balio čia, po Indonezijos. Tai kažkaip jau pasiilgau Balio. Kokie meno kūriniai čia Singapūre. Tai žinokit, nepapuoliau aš į tą, kur čia dabar? Nepapuoliau į tą garden, nes reikia rezervuotis minimum savaitę, 2 savaitės iki patekimo ten, nes tiesiog labai didelės eilės. Bet pasigūglinau, nieko ten iš tikrųjų gero. Kiek dabar mačiau Balyje ir Lombokė, to viso grožio gamtos, tai ten nieko gero. Tiesiog ten papuoli ant topo ir viskas. Ir ale kažkoks tai sodas yra ir tiek. O dabar bandysiu papult į Garden Bay, ten kur daug instagraminių nuotraukų yra ir video, kur tie medžiai žiauriai dideli yra. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis patekti, nes tikėtina irgi, kad ten nelabai papulsiu, nes reikia rezervuotis vietą iš anksto. Bet šiaip va, kiek vaikščiau dabar, tai kainos čia X4, X5 iš karto. Gal vienas man nasi goreng 9 eurai. Ne kažką. Bandau kirsti gatvę iš vienos gatvės į kitą ir pro apačią, nes pro viršų realiai niekur negalima praeiti, tai aš dabar esu visai pasimetęs. Jau kaip realiai tokį turgelį po keliu. Tai reikės gal kažką tai nusipirkti pavalgyti. Va, gal šausiu kebabą kokį. Kas susigundžiau pasimti kebabą. Realiai kebabas kainavo 8 pem. Čia eurais. Na, realiai tas pats, kas kainos, tas pats, kas Lietuvoje. Įdomiai susuktas. Vyresnė ir kola dar įėjo į komplektą. Šiaip įdomi tokia tešla. Nu, jau už 10 eurų beveik. Tai visai tikrai nieko. Visai skanus tas kebabas buvo. Plikita tokia, ne plikita, o sluoksniuota tešla. Tai visai gerai suėjo. Šiaip įdomi čia viskas atrodo. Aš jau čia pasiklydau, kaip čia išeiti. Galvoju, reikia pasiimti kokį dviratį ir pasivarinėti po miestą. Nes dabar pats Singapūras, žiauriai šiaip brangus, pasižiūrėjau viešbučius, tai ką pigiausia pavyko rasti 40 eurų nakčiai. Tai reikės išleisti truputį pinigų čia. Kaip tai atrodo. Ir tikslas dabar varyti į tą pastatą. Ką atvariau į Marina Bay, tai žiūrėsim, ar pavyks papult į vidurį, nereikės rezervuotis ir vėl savaitę prieš. Restoranas Gordono Ramsio yra. Na jo, čia šiaip fancy tas Singapūras. Kaip tai atrodo.
Tai ką, nusipirkau bilietą į Sky Parką. Tai reiškia, papulsim į patį aukščiausią tašką. Tai bilieto kaina 31 euriukas. Nepigiai. Aš ten Balyje galėjau savaitę išgyventi. Čia per dieną ištaškysiu visą biudžetą. Reikia pasimti gal kokį deserčiuką paragauti. Kainytės čia gerulės. Susigundžiu ir paėmiau bandelę. Ir kaip galvot, kiek kainavo? 5 pm. Pati brangiausia bandelė, ką valgysiu gyvenime. Tai ką, suvalgiau bandelę už 5 eurus. Nu, skonis realiai toks pats kaip valgyklose, mokykloje, atsimenu. Bandelė su šituo, su obuoliais, tas pats. Tai nieko gero. O dabar jau varom į šitą Skyline. Tikiuosi, vaizdas bus vertas 30 eurų. Nu ką, 56 aukštas, 121 metras. Tuoj pamatysit vaizdelio čia. Tai ką, gražus visai vaizdai, visas megapolis, milijardinis miestas iš viršaus. Visai fainiai iš tikrųjų atrodo. Nu, bet čia pastovės 10-5 minutės ir užtenka. Tai ką, varam dabar, manau, iki sodų. Užtenka jau čia žiūrėti. Bet įspūdingai čia atrodo, 151 metras berods. Truputį faktų klaidų pridariau. Aukštis buvo 165 metrai. Ir 56 aukštas. O dabar atvarėm į Garden Bay parką. Tai gal į sosmedijose atmatėte, kur tokie gražus medžiai padaryti. Tai va čia ir atvarėm. Tik, kad va įdomiai šitie bananai atrodo. O kas šiaip savo? O šiaip pagrindinė, nu tokia aš dabar po Balio ir Lomboko prisižiūrėjęs tos gamtos. Tai čia man, nu ką žinau, viskas dirbtinai taip yra padaryta. Tai ne taip ir įspūdinga, kaip sakoma. Bet tiesiog pasivaikščioti, pasigrožėti galbūt visai bus ir nieko. Kas įdomu, tai va šitie visokie medžiai įdomiai taip atrodo. Kokios vištos vaikšto, bet pažiūrėkit, kokie gaidžiai čia gražus. Ne kaip Balyje. Labai gražus gaidys. Čia viską išrausia. Va, ir su viščiuku, su vaikšto. Čia įspūdingai turėtų atrodyti, kai ateina vakaras. Viskas apsišviečia skirtingom spalvom. Gražiai šitas medis atrodo. Tai nesuprasiu, kur čia pagrindinis kamienas. Čia ir palmės atrodo tokios kitokios. Indonezijoje. Ką, pasivaikščiau po parką, dar galim buvo užeiti į vidų va tokius kaip ir šiltnamius, bet kaina bliam po 20 eurų ir ką aš nepamatysiu, tas pačias gėlės, biškį pasigūglinau, pasižiūrėjau, tai ten realiai vien tik gėlės, tai man neįdomios tos gėlės, Indonezijoje prisižiūrėjau tų gėlių, kitai atrodo šis palmės. Tai dabar tikslas varyti iki Chinatowno, realiai paeiti reikės kem minučių. Aš manau, per šitas 3 dienas tiek aš prisivaikščiusiu, kad jau nebebus gal kaip viščiuko kojas. O po to, po Chinatown, manau, kai pavalgysim dar ten kažką, tai norėčiau kažką ten įdomesnio paragauti. Ir tada reikės ieškoti, kur apsigyventi. Pagrindiniai faktai tokie apie Singapūrą, kad jis garsėja savo technologijom, išsivysčiusią būtent kaip ir miestas, valstybė. Ir tai, kad vienas yra didžiausių ir ko nesvarbiausių uostų pasaulyje, tai yra technologijos visokios,
ir panašiai. Tai pagrindiniai iš ko išgyvena. Tai bankai, kaip matot, dangoraižiai, visi finansai, turizmas tas pats, technologijos, startuolių labai čia daug gimsta ir panašiai. Tai jaučiasi, kad toks fancy miestas, valstybė. Tai pasižiūrėsim, ant kiek čia yra saugu, nes pakol kas ne vieno benamių nieko absoliučiai nemačiau, kad kažkoks tai vargšesnis, kaip sakoma, žmogus atrodytų. Tai tikrai įspūdingai atrodo kaip Dubajus koks. Tik kad ne taip karšta. Kaip galvojat, kiek Apple'as moka už šito pastato nuomą? Tikėtinai daug. Kad dar pamačiau įdomaus, tai kad tarkim, žvejot negalima, bauda 2,5 tūkstančio eurų. Metro negalima nei gert, nei valgyt, plus rūkyti negalima. Baudos nuo 500 baksų iki 1500. Tai ganėtinai rimtai iš tikrųjų visą tai žiūri. Taip pat gyvūnų negalima maitinti, tai reiškia kokių čia gyvūnų. Nu nieko realiai nėra apart varnų ir ten vienas kitas balandis koks atskrenda, tai irgi ten baudos po kelis tūkstančius. Tai viską realiai bauduoja. Bet ir dėl to ir tvarkinga visur mieste. O kaip kietai atrodo. Jūs suprantu, indų čia kvartalas. Bet į indų aš tai nelabai norėčiau eiti. Ai, čia šventykla kaip ir. Na va, atėjome į Chinatowną. Žiūri gerai atrodo čia viskas. Vat, neužilgo kniečių bus naujieji metai, tai čia vis kiuva papuošimų. Kas matosi, tai labai kniečiai mėgsta raudoną spalvą. Čia į sėkmę berods, ar į pinigus, ar į sveikatą. Bijausi nuvat. Na, žinokit, ieškojau gal 1,5 valandos, kur čia pavalgėt, nes kiek ateidavau į restoranus, vietinius tokius kabakus, tai laukiu po valandą, po 2, tai primeskit, žmonių belė kiek. Tai pavyko surasti, pasimiau antį. Ir kaip galvoja, kiek kainuoja? Bendrai 28 eurai. Na, prisivalgiau šitos antės, tai visai tikrai skani buvo, bet sumokėjau visgi 38 eurus net. Tai kainos kosmosėlis čia realiai. O planas dabar varyti ieškoti viešbučio, nes ganėtinai sudėtinga ir čia su viešbučiais. Aplinkui čia tik po 150-200 eurų už naktį. Tai kažkaip nelabai aš noriu tiek leisti už vieną naktį. Tai ir ieškosim kažką tai pigesnio. Kamebaris atvariau į viešbutuką, nusipirkau prie bookingą. Reikia realiai pačiam čekiną daryti. Bet įdomiai, užsičekinau dabar pats savo, realiai rakus pasiėmiau, tai einam ieškoti, kur mes čia miegosim. Na, žinokit, nepavyko man papulti į tą viešbutį, užsičekinau, viskas tvarkoj, bam, davė raktą, automatiškai nepasiėmė raktą ir aš žiūriu ant durų užrašyta tik moterims. Lemba, vieną kambarį pasižiūriu, antrą kambarį, visur tik moterims. Atėjo bičias iš receptiono, nes skambinau, nieks ten nepakėlė ir sako, sorry, tipo, ten tik moterims, tai tu negalėsi įsikelt. O ten trip.com buvo parašyta, kad tik moterims, o ten mažom raidykėm. O aš jau nusipirkau, nu tai realiai išvarė, nes vietų nebuvo, tai varau dabar ieškoti kito viešbučio, kuris yra už 40 minučių, už 2,5 kilometrų. Nu, bus bairis, jeigu ten ateisiu ir nebus vietų. Nu, rodo bookingė, kad yra vietos. Pavyko pagaliau surasti indų viešbutis. Vien tik indus mačiau. Tai su indais gyvensim. Nu, tai va tokią kajutę pasiėmiau. Ir va mano lova. Tai realiai šitas kambarys man kainavo. Kaip kambarys? Kajutkė. 29 eurus. Pelekas. Čia nakčiai. Tai ką, viskas šiandien out, pasimatysim kitą dieną arba Singapūre, arba kitoj valstybėje. Iki.